Vandens netenkame net kai kvėpuojame, bet jo reikia, kad kvėpuotume toliau. Geresnė hidratacija su natūraliai šarminiu vandeniu Akvilė, be nitratų ir nitritų. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Solidi pergalė, 6-0, po 3 įvarčius į kiekvieną kėlinį, kaip sakant. Ko šiandien tikėjotės, kuo esat patenkintas ir kokias dar pastabas vis tiek turėtumėt komandai? Na, manau, pastabų jokių neturiu, 6-0, geras rezultatas, tai yra super. Tiesiog komanda šiandien tikrai prieš atostogas išėjo rimtai nusiteikusi, nes Banga tikrai pastaruoju metu demonstravo neblogą formą. Tikrai atėmė taškus, geras jų buvo žaidimas, tai buvo maksimalus susikaupimas, tai didelis ačiū merginoms už šiandienos rungtynės ir, kaip sakiau, čia tikriausiai didžiausias mūsų pergalė šiame sezone 6-0, tai su tokiam emocijom išeiti į atostogas ir ruoštis Europai ir Baltijos taurėms pagrindiniams koms, tai yra fantastika. Šiandien 22 minutės berods reikėjo laukti pirmojo įvarčio. Ar pats norėjot ir planavot galbūt greičiau iš karto rungtynėse, kad komanda pelnytų įvartį ir tas rungtynių tempas tuomet pasikeistų ir galbūt kojas, kaip sakant, atlaisvėtų, bet po to jau pelnius įvartį pasimatė, kad komanda lygtais pramušo, atrodo. Nežinau, man atrodo, kad matėm tas pirmas netgi 20 minučių buvo šiandien tikrai mūsų dominavimas visose aikštės, kaip sakyti, plotose, tikrai priešininkams niekiek nesukūrėm jokių progų mums įmušti, tai manau tik buvo laiko klausimas, bet šį sezoną mes galim kontroliuoti ir dominuoti 90 minučių, bet galim mušti vieną, šiandien pasisekė įmušim 6. Pasinaudodamas progą negaliu nepaklausti apie UEFA moterų čempionų lygos atrankos burtus, kurie atskleidė varžovus būsimus būtent šiame Europos elitinėme turnyre, kaip juos vertinat ir koks iššūkis laukia? Tai, kai vertinti, visada malonu žaisti su stipriais ir varžovais ir tie, kaip sakant, žaidimų pamatyti kitų šalių, kaip ten žaidžiamas futbolas, plius minus įsivaizduojam, ką jau analizavau, žiūrėjau, tai manau, čia mums dar viena bus patirtis, nežaisim šiais metais ne namie, o išvykoje, bet nuotaikos geros, merginos irgi yra užsivedusios, pasiruošusios, tai manau, viskas bus super. Na ir vis tiek tas klausimas apie žiūrovus, matome, kad tikrai žiūrovai neapleidžia komandos ir aktyviai renkasi palaikyti, kuriasi ir tam tikros tradicijos po rungtynių, kaip malonu būtent žaisti prie kokybiško palaikymo. Tai visada malonu, kai žiūrovai ateina, tai didelis ačiū tikrai jiems, nes, kaip ir praeitą kartą minėjau, tai yra 12 mūsų žaidėjas ir merginų malonu žaisti prie didelių, kaip sakyti, daug, kai yra žiūrovų susirinkusi ir visų pirma, ne aš pirmas taip pasakysiu, bet visų pirma futbolo žaidžiamas dėl žiūrovų. Ir šiandien kas labai patinka, kad mes sugebėjom sukurti gražų renginį, įmušę 6 įvarčius ir manau, tai gali labiau suvienyti dar Šiaulių bendruomenę, kiekvieną kartą ateiti palaikyti komandą ir pamatyti gražių įvarčių. Ačiū ir gerų atostogų.